Lietuvio apygardos kandidatai yra čia ir tai yra tikrai labai gerai ir smagu, jūs tikrai galėsit ne tik debatų metu pabendrauti, užduoti klausimus, bet ir po. Nes tų dar veiklų šiandieną visą dieną bus ir dainų šventės dalyvių sutiktuvės, ir filmo Prezidentas premjera Londone, beje, pirmoji filmo premjera už Lietuvos ribų. Tai va, jūs tikrai ypatingi esate šito klausimu. Tai va, o dabar noriu pakviesti visus taip gražiai ir ramiai susėsti ir taip pat ir aš ten prisijungsiu. Noriu jūs visus įtraukti į juos maksimaliai. Tai bus ir žiūrovų ar auditorijos klausimų etapas, jau galite pradėti galvotis juos. Taip pat bus galimybė patiems kandidatams vienas kitam užduoti klausimus ir du dalis turėsime tų debatų, tai pirmiausia vienmandatės apygardos pasaulio kandidatų, aš trūkinėju dėl to, kad aš čia vaikštu, ne, čia, ar šiaip kažkas, ne, man garsas atrodo, kad ne. Tai ir po pirmosios dalies, Arvė minėjo, kad yra slaido programėlė, kurioje labai raginu visus užsiregistruoti, tai tiesiog reikia nuskanuoti QR kodą. Nes čia mes šiandieną jau išrinksime Seimo narių vienmandatėje apygardoje. Jums tiesiog reikės balsuoti už labiausiai patikusį kandidatą toje programėlėje. Labai paprastai. QR kodą jums reikia nuskanuoti. Ir po partijų prisistatymo ir po politikų iš partijų diskusijos taip pat bus tas pats balsavimas ir išrinksim ir partiją. Plojam kandidatam dar kartą. Taigi, paminėsiu visus, kurie kandidatuoja vienmandatėje pasaulio lietuvių apygardoje. Kai kurių čia nėra, bet paminėsiu ir juos. Žygiai, taip sakant. Tai Aušrinė Armonaitė, Laisvės partija, yra čia pas mus. Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Andrius Bagdonas, Liberalų sąjūdis. Zita Čepaitė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Taip. Neatvyko Linas Jonauskas, Lietuvos socialdemokratų partija. Lietuvos regionų partija Jelena Masiukė nėra čia, yra kiti atstovai, kurie padalyvaus partijų debatuose. Taip pat neturim Gintauto Pabravičiaus partija Laisvė ir teisingumas. Giedrimas Eiglinskas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, čia vietoje. Neturime Vytauto Kardelio, Tautos ir teisingumo sąjungos, centristai tautininkai. Netikėtai, nelauktai Mikas Sakalauskas atvyko iš darbo partijos taikos koalicijos, tai čia jūs tiksliau pasakyti. Ir taip pat čia yra Einaras Vildė, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga. Taip, ir pirmiausia, prašysiu prisistatyti, maždaug 3 minutės, mes čia su kandidatais šiek tiek apsikalbėjom, gerbėm vieni kitus, gerbėm vieni kitų laiką. Stengiamės nekalbėti daugiau negu kolegos. Apie 3 minutės jūsų prisistatymas, ką jūs norite pasakyti apie save, apie savo pažiūras ir apie tai, kodėl už jūs, o ne kitus reikėtų balsuoti štai visiems jūsų rinkėjams. Ir pirmojo paprašysiu prisistatyti Giedrimo Jeglinsko, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ačiū, Dariau, aš kaip kariškis atsiprašau, nes patinka stovėti, nes žmonės, iš kurios kalbu. Matote kameras, ok? Pirmiausia, noriu padėkoti Arvijai, visai bendruomeniai už tai būti čia, visi mes tikrai dėkingi ir matydami tiek tokių veidų ir bendrauti su visais išeiviais. Ne išeiviais, vėl iš pasakysiu, žmonėmis gyvenančiais čia. Dabar aš paprastą klausimą, pradėti nuo tokio paprasto teiginio. Kodėl mes čia esame? Prieš 34 metus mes atsikovojame savo laisvę. Kodėl? Kad galėtume gyventi taip, kad galėtume judėti po pasaulį, kad galėtume studijuoti, dirbti, pamatyti pasaulį ir jūs esate puikiausias to pavyzdys. Aš pas 18-25 metų pastarojų gyvenau užsienyje, mano visi 3 vaikai gimė skirtingose kontinentuose, sugrįžau, nes pasirinkau sugrįžti,
Bet realiai tai ir yra. Tai, kad mes esame taip išsibarstę, iš principo irgi yra stiprybė. Mes to norėjome, mes kovojame dėl šio. Žmonės sausio 13-21 metų žuvo dėl to, kad būtume laisvame pasaulyje. Dabar ką daryti? Kaip toliau stiprinti Lietuvą? Ir manau, kad pagrindinis dalykas yra ne tai, kad susikviesti visus grįžti į Lietuvą dabar toj pat, nes reikia visų Lietuvoje. Čia ne apie tai. Kiekvienas grįžime tada, kada norėsime. Jei ne patys, grįžtų su vaikai, jei ne vaikai, šanukai, o jei ne šanukai, grįžtų verslai ar ne dar kažkas. Čia ne problema. Esmė išlaikyti tą ryšį, tą santykį su bendruomenės. Pirmiausias dalykas yra stiprinti toliau tą ryšį su bendruomenės, tiek platinti, gilinti, absoliučiai visapusiškai. Daug jau padaryta, bet galime dar daugiau. Investuokime į mokyklėlės. Mano 3 vaikai ėjo ir Australijoje, ir Singapūrė, ir Japonijoje, ir JAV mokyklės. Tai yra ten, kur vyksta iš tikrųjų tikra lietuvybė. Tenai, kur jūs patys žinote, kad gerai, 16 mokyklių yra vien dėl mokyklių. Tai yra toliau duokime dar daugiau finansavimo, suteikime visą, ką galime, kad ta bendruomenė klestėtų ir kad būtų viena Lietuva. Jeigu vienas šūkis būtų čia šitoje kompanijoje iš manęs, tai būtų viena Lietuva, nėra dviejų Lietuvų. Išeivių, net imigrantų, aš manau, kad nėra, nes iš tikrųjų mes pasirinkome išvykti ir pasirinkome sugrįžti. Nebėra kryžiaus uždangos, kad mes nebegalime sugrįžti, kaip būdavo pabėgėliai po karo, buvo uždaryti totalitarnėje Sovietų Sąjungoje. Pasaulis pasikeitė. Būkime viena Lietuva. Ačiū. Keletas papildomų klausimų dar nuo manęs, po to tikiu, kad turės ir štai rinkėjas jūsų klausimų. Toks vienas klausimas, kurį man norisi visiems kandidatams užduoti, kai jūs renkatės apygardas, jūs tikslingai ko gero renkatės, kokio jūs norit kandidatuoti kaip vienmandatininkas, štai pasaulio lietuvių apygardą, kodėl Giedrimai jūs pasirinkot ir nuveikęs dėl pasaulio lietuvių, norisi kažkokį turėti aiškumą, ar jau kažką padaręs esate dėl šių žmonių? Daug padaręs, dar daugiau padarysime. Iš tikrųjų, tai galime pažiūrėti mano LinkedIn ar Facebook profilius, pažiūrėti visą biografiją, galite suprasti detaliai, kas sekė prezidento rinkimus, viską žino jau dabar. Esmė turbūt ta, kad dirbu ir iždininkų, Sidnėjaus apylinkėje, lietuvių bendruomenėje, ir mano vaikai mokyklėlės, ir mano žmona buvo mokytoja toj mokyklėlėse. Tai aš tą tikrai labai gerai žinau visų mūsų dalę, visų mūsų šitą kelią, tai yra drąsus kelias, tai yra kelias reikalaujantis įveikti daugybę iššūkių. Tie, kas išvyko, nepabėgo iš Lietuvos. Jie pasirinko drąsų kelią, nes... Bet jie pasirinko drąsą vietoj to likimo Lietuvoje. Ir aš tikrai tikiu, kad visos mano patirtis, visose kontinentuose, visi kontaktai toliau galim sustiprinti. Turim tapti viena Lietuva. Nėra išeivių, nėra emigrantų, visi esame lietuviai ir čia užteks skaldyti Lietuvą. Bet ką padarėt, taip ir nepasakėt? Aš visą laiką esu bendruomenės narys. Kur aš tai būčiau? Ar tai būtų Belgijoje, ar JAV, ar Japonijoje, ar Singapūrė, ar Australijoje, ar Lenkijoje. Vis tai bendruomenės narys, tai vaikai yra. Tai viską tą daro. Per asmeninę patirtį jūsų tas indėlis. Tos asmeninės patirtis, tos mokytojos, kurios mokina visus vaikučius mokyklėlėse, jos prisideda daugiau negu bet koks Seimo narys čia sėdės, atsiprašau. Reaguoti tikrai galim ir netgi labai rekomenduoju, jeigu jums patinka, tai visada prašom tai parodyti, labai smagu, kokios reakcijas. Mano biografija, jūs galite visą surasti, viskas yra, aiškiai, kur aš gyvenu, kaip aš dirbau Lietuvos bendruomenėse. Aš privatus pilietis, aš nesu Seimo narys. Darbai. Buvot krašto apsaugos viceministras, šiek tiek jau buvote vykdomoje valdžioje. Mano darbas yra nacionalinio saugumo srityje. Aš buvau nacionalinio, NATO generalinio sektoriaus pavaduotojas, 3 metus buvau gynybos viceministras. Visa ta gynybos sritis tai yra tai, ką darome Lietuvą saugią. Ar tai yra konkrečiai su diaspora susiję? Galbūt netiesiogiai, bet kai Lietuva yra saugi, tai yra mano pagrindinė užduotis buvo pastarosius 10-20 metų turbūt. Į saugą Lietuvą visi gali grįžti laisvai, saugiai, yra galimybės, yra ekonominis augimas, saugumas užtikrina visų mūsų klestėjimą. Tai aš 10 metų ar 20 metų dirbau toje srityje. Konkrečiai. Kas dar be saugumo ir NATO yra jūsų interesų zonos, nes jūs kandidatuojate NATO?
plačią apygardą. Suprantu, kad turite ambiciją būti krašto apsaugos ministru, kaip dabar vardan Lietuvos demokratai paskelbė. Bet jeigu reiktų dirbti eiliniu Seimo nariu, įsivaizduotumėt save, matytumėt, ar tai neatrodytų per kažkokias mažas galimybės? Absoliučiai ne per mažas. Mūsų, pažiūrėkime, kiek yra Lietuvos diaspora. 1,3 milijono. 1,3 milijono visam pasaulyje. Tai yra atsakomybė yra didžiulė. Ir tai, kiek aš pažįstu bendruomenės visose kontinentuose, mes žinom, kad ties iššūkius, su kuriais susiduria. Tai tie interesai, tie iššūkiai turi būti ginami. Mūsų sistema. Kokia turi būti pensija jūsų? Lietuvoje kokia pensija? Taip. Čia labai aktualus klausimas. Tai žinoma, kokio dydžio? Pensija turi būti ori, kad žmonės galėtų iš tikrųjų išgyventi, kurie ne tik išgyventi, bet šiek tiek yra žymiai daugiau. Žiūrėkime šalis, kuriuose esame Anglijoje, žinoma, kokios pensijos yra čia, tai žinoma, gyventojai žino čia labai gerai. O jūs žinote? Aš tai nežinau, bet aš tikrai turiu, skaičiai tikrai turi kilti. Žiūrėkime apie kokie yra infliacijos skaičiai pastaruosius 4 metus. Tapome neturtinga valstybė beje, tapome brangia valstybė. Ir čia yra mūsų iššūkis, kad iš tikrųjų mūsų nei atlyginimai, nei pensijos nespėja su infliacija, nes vėlgi ekonomiškai mes esame toli nuo... Bet sumos rėmuose, kaip jūs įsivaizduojat, kokia tai turėtų būti suma, kad jau ori būtų? Žiūrėk, kiekvienas renkamės... Bet labai paprastas klausimas, kokia turėtų būti suma? Nesvarbu. Čia jau yra atsakymas, 1000 eurų. Gerai, viskas, fiksuojam. Taip, kas toliau? Pone, jūs galėsit užduoti klausimų labai daug, kai tik tai bus klausimų laikas, gerai? Bet reaguoti galite, aš sakau, tikrai, jūsų emocijos labai smagios ir svarbios. Taip, toliau prisistato Aušrinė Armonaitė, Laisvės partija, prašau. Sveiki visi. Su mikrofonais. Ar reikia mums kažkur konkrečioje vietoje stovėti, kad jie geriau veiktų? Klausiu technikų, aš paviensiu. Gali pat šitą? Pasidalykit. Yra, jie labai gražiai atrodo, bet aš nežinau, ar jie veikia. Tai sveiki visi, esu Aušrinė Armonaitė, esu šiuo metu išrinkta pasaulio lietuvių apygarda Seimo narė ir taip pat esu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė. Lietuva šiuo metu gyvena geriausius savo laikus, kokius yra tikrai gyvenusi. Ne per 33 metus ar per 100 metų, bet tiesą sakant, nuo pat mūsų vardo paminėjimo. Ir tą rodo ne tik įvairūs teiginiai, kuriais dalinasi politikai, bet tai rodo ir objektyvų skaičių. Per mūsų kadenciją 25 000 žmonių daugiau sugrįžo negu išvyko. Lietuvoje atlyginimai auga daugiausiai išsivyščiusiose šalyse. Mes turime pirmą vietą EBPO pagal atlyginimų augimą, atmetus infliaciją 16% per 4 metus. Bet svarbiausia, matyt, tai yra jausmas. Visai neseniai Jungtinių tautų laimės indeksas paskelbė, kad Lietuva yra 19 pasaulyje laimingiausia pasaulio valstybė ir mūsų jaunimas yra pats laimingiausias pasaulyje. Ir visa tai yra ne dėl politikų, kažkokių konkrečių sprendimų, bet pirmiausiai dėl darbščių žmonių, dėl darbštaus verslo ir tikiuosi, kad mes taip pat prisidėjome prie to. Dabar, kai atėjau į šitą salę, prie manęs priėjo vienas žmogus ir sako, Aušrinė, gausiu lupt. Aš paklausiau, kodėl. Sako, už tai, kad išėjai į ministeriją. Ir aš noriu pasisakyti truputėlį šitą temą. Prašau, nes kartais girdėdavau tokio murmesio būtent iš pasaulio lietuvių, užsienį gyvenančių lietuvių, kad viskas. Mes ją praradome, išėjo ekonomikos ministerija. Tai tiesą sakant, tiek daug grįžimo iniciatyvų, kokių aš pamačiau galimybių, kiek mes galime padaryti būtent ekonomikos ministerijos srityje su diaspora, ko gero niekas net negalvoja.
Mes turime stažuočių programas, mes turime draugiško darbdavio diasporai programą, mes startavome su nuotoliniais seminarais žmonėms gyvenantiems užsienyje apie tai, kaip pradėti verslą. Ir galėčiau daug iš tikrųjų pasakoti apie tai, kokiose srityse mes dirbom. Bet tiesą sakant, ir kaip Seimo narė, džiaugiuosi dviem diasporai ypatingai aktualiais konkrečiais darbais, kuriuos pavyko įgyvendinti. Tai pirmas dalykas, mums pavyko Seime priimti gegužės 1 įsigaliojo įstatymas, kuris kartą ir visiems laikams išsprendė diasporos vaikų pilietybės išsaugojimo klausimą. Vakar dar buvau Kingslyne ir supratau, kad ne visi žino. Jeigu jūsų vaikai gimė užsienyje, turi šiuo metu dvigubą daugybinę pilietybę, arba jiems sukako 18 metų ir jūs praleidote tą galimybę pasirinkti Lietuvos pilietybę, šiandien Lietuvos įstatymai leidžia jums, tai reiškia jūsų vaikams, atkurti ir išsaugoti pilietybę. Šitas klausimas yra įspręstas, Migris sistemoje migracijos yra galimybė deklaruoti dokumentus. Na ir antras darbas tai yra asmenvardžiai. Daug kas Lietuvoje kalba, jog tai yra pirmiausiai Lenkų bendruomenė aktualus klausimas. Bet tai, kad mes galime rašyti dabar savo asmenvardžius vardą pavardę su W, su Q, su X, su dviguba N, pirmiausia yra aktualu tiem, kas yra įkūrę tarptautinės šeimas. Aš gaudavau tūkstančius laiškų iš moterų, kurios yra ištekėjusios už užsieniečių. Ir tas yra išspręsta. Ačiū. Dar keletas klausimų apie jūs. O jūs supratot, dėl ko jūs gavote bylos, kad gausit lupti? Čia toks klausimas? Klausimas. Ar jūs tikrai supratot? Gal žmogus galės paaiškinti ir arčiau šiek tiek mikrofoną. Taip, tai sakau, gal žmonės turės galimybę paklausti. O galiu aš pamėginti paaiškinti, nes man tai labai aišku. Nes jūs išrinkta kaip vienmandatininkė apygardoje, kuri nori turėti savo Seimo narį, kuris nėra ekonomikos inovacijų ministras ar dar koks nors ministras. Jis yra Seimo narys atstovaujantis plačius interesus. Ir labai plačius interesus visose srityse. Tai ko gero žmonės balsuodami, ar aš teisi? Balsuodami rinkdamiesi, jie tikisi, kad jūs nebūsite karjeros biurokratė ar politikė ar dar kažkas, o štai turėsit nuolatinius susitikimus su rinkėjais, atstovausit jų interesus ir taip toliau. Jaučiasi išduoti, ar teisingai sakau. Bet žinot, tiesą sakant, aš esu visiškai rami dėl to, kad kiekvieną dieną atstovavau pirmiausiai diasporai. Tiek dirbdama savo darbą ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, ko šiek tiek, man atrodo, pristačiau, gal dar vėliau galėsim daugiau papasakoti, tiek Seime konkrečiai paminėjau labai konkrečius esminius darbus, kurie 30 metų nebuvo išspręsti ir mes tą padarėm. Bet jūs negalite savintis, tai nėra tik tai jūsų darbai. Ar čia yra jūsų iniciatyvos? Žinoma, konkrečiai dėl pilietybės mano įstatymo projektas. Dėl asmenvardžių referendumas, dėl pilietybės ir visi kiti dalykai, jie labai nevykę. Dėl asmenvardžių Laisvės partijos prioritetas. Asmenvardžiai labai senas klausimas. Dabar dar vieną dalyką dėl ekonomikos ministerijos. Kiekvieną kartą, kai vykstu į vizitus ir mes turim daug šiaip susitikimų su investuotojais, kiekvienas mano vakaras yra skirtas lietuvių bendruomenėms. Aš UK lankausi 2-3 kartus per metus, vakar buvau Kingslyne, gegužę buvau Peterborough, Londone daugybę kartų, mane tikrai galima dažnai sutikti. Tai žinote, aš jaučiu, kad su tuo laiku, kuris yra paroje, pavyko nuveikti maksimumą. O šiaip reikėjo, aišku, nuspręs spalio 13 dieną, ar pavyko. Palaukit sekundėlę, jūs turėsit laiko klausimams. Vieną sekundę pabaigim šitą etapą, nes paskui kiti kolegos bus nepatenkinti ir bambėti pradės. Ne? Kaip, štai toks klausimas, kuris buvo parašytas prieš debatus, nes sulaukiau keletos irgi paprašiau, kad
bendruomenė prašytų. Seime dabar vagys Lietuvą valdo Landsbergių klanas. Kaip jūs vertinate šitą teiginį, ar dirbant su koalicijos partneriais jaučiatės šio klano dalimi? Negaliu neužduoti. Ačiū už klausimą. Mūsų, ar ne autorystė? Visų. Retorinis, neretorinis, tai atsakyti. Ką čia atsakyti, nesijauti? Net sunku atsakyti ir paklausti. Bet šito klausimą turbūt užsiminė jūs dažnai, Laisvės partija kaip tokia sulaukdavo. Kaip jūs koalicijoje šitoje, kurioje jūs dirbate. Ar štai partneriai gyventino lūkesčius Laisvės partijos? Jie irgi turėjo tam tikrą matymą, ką jūs galite nuveikti toje koalicijoje, ne? Kaip jūs manote, ar pavyko? Vienareikšmiškai taip, mes turėjom daugybę diskusijų apie koalicijos ateitį ir konkrečiai Laisvės partijos vaidmenį čia. Ir tai, kad mums pavyko pasiekti, jog, pavyzdžiui, pirmas būstas žmonių nėra apmokestintas Lietuvoje, ar pavyko pasiekti diasporai konkrečiai aktualių klausimų, ar pavyko nuveikti svarbių darbų ekonomikos ir inovacijų ministerijoje nuo Rainmetalio atvedimo iki Michelino restorano, vis tiek buvome arčiau sprendimų, nes kai žmonės balsuoja ir dalis žmonių, kurie už mane balsavo ir pasaulio lietuvių apygardoje, jie ne tik turi lūkesčių kaip užsienio lietuviai, jie turi lūkesčių, kad Lietuvoje vyktų pokyčiai, kurie priartina Lietuvą prie vakarų, kur daugiausiai užsienio lietuviai ir išvyko, Jungtinė karalystė, Skandinavijos valstybės. Tai toks ir yra mūsų darbas, tokia ir yra. Taip. Ar mes gerai girdimės, dar kartą sureaguokit kažkaip. Gerai, ar ne, viskas tvarkoja. Ir su transliacijos garsu, aš ten kolegos rašau žinutę. Nuostabu. Andrius Bagdonas, Liberalų sąjūdis, kandidatas nuo šios partijos. Prašau. Sveiki visi, kurie susirinkote čia gyvai į mūsų debatus. Ir žinoma, sveikinuosi su visais tais, kurie šią transliaciją stebi, o galbūt ateityje stebės nuotoliu. Antra, labai nuoširdžiai noriu padėkoti, kad 2020 metais man skyrėte balsus ir aš turėjau galimybę jūs atstovauti Lietuvos parlamente. Ir per šią kadenciją, dirbant Seimo pasaulio lietuvių bendruomenės komisijoje, bendrai mes nuveikėme iš tiesų daug gerų darbų Lietuvos diasporai. Nepaisant to, kad Daiva sako, kad referendumas buvo nesėkmingas, aš sakyčiau ne. Referendume mes gavome daugiau 100 tūkstančių balsų, kurie pasisakė, kad būtina suteikti mūsų bendrapiliečiams, kurie yra išvykę ir nori kitoje šalyje gyventi pilnavertį gyvenimą ir įgyti kitos šalies pilietybę, išsaugoti ir Lietuvos. Nes Lietuvos pilietybė nėra tik pasas, yra ryšys su Lietuva, su tėvyne ir galimybė bet kada grįžti į Lietuvą, gal ir trumpam, o galbūt ir visam. Nes ką Aušrinė sakė, iš esmės mes niekada taip gerai dar negyvename Lietuvoje, kaip gyvename dabar. Ir jeigu žiūrėti, ką per šią kadenciją pavyko nuveikti, bendraja prasme, tai minimalus mėnesinis atlyginimas 2020 metais buvo 350 eurų. Šiandien yra 747 eurų. Vidutinis darbo užmokestis taip pat gerokai kilo, dabar yra 924 eurai, kitais metais bus daugiau kaip 1000 eurų. Jeigu kalbėti apie vidutinį darbo užmokestį, tai jisai 2020 metais buvo kiek daugiau nei 1500 eurų, o šiais metais yra 2148 eurai. Tai iš esmės Lietuva dar niekada taip gerai negyveno ir aš nepasakyčiau, kad tik ši valdžia prie to prisidėjo. Per 34 metus kiekviena politinė partija, kalbu apie tas tradicinės politinės partijas, ar kairės, ar dešinės, sėkmingai dirbo parlamente. Ir ne tik priemonės gali sugrąžinti dalį lietuvių į Lietuvą, kurie galvoja grįžti. Gyvenimas Lietuvoje gerėja. Ir aš tikrai kviečiu tuos, kurie abejoja ir galvoja apie grįžimą, pagalvoti apie tai, nes priemonės yra įvairios jau sudarytos. Jeigu dar liko laiko kelis žodžius apie save, tai aš esu nidiškis, lietuvis, europietis, didžiąją gyvenimo dalį pragyvenau Nidoje, pastarosius beveik 4 metus tenka dirbti parlamente. Labai liūdna, kad teko išvažiuoti iš Nidos, bet darbas parlamente iš tiesų man patinka
Ir labiausiai iš visų sričių, kuriuose dirbu parlamente, man svarbiausias yra darbas Seimo ir pasaulio lietuvių komisijoje. Nes kuomet suvažiuoja lietuviai iš viso pasaulio, jie suvažiuoja su didžiuliam šypsenom, nepaisant to, kokios problemos yra skirtingose pasaulio lietuvių bendruomenės. Tai jeigu trumpai tiek. Ačiū. Ačiū Jums. Nesigirdi, girdžiu. Nesigirdi. Šiandien. Vienas dabar girdisi, ne? Andriau, patikslinkit, prašau, aš bandžiau surasti, ką jūs čia tokio nuveikėt gero per visą tą savo kadenciją. Ir radau vieną, nežinau, gal jūs neviešino, kaip nors ten paslapčia darėt, bet iš tokių viešų ir jau tokių, sakykime, tų, apie kuriuos mes visi sužinojom projektų, tai jūsų projektas siūlymas atsisakyti alkoholio prekybos ribojimų sekmadieniais. Vienas toks ryškiausių ir garsiausių. O ką dar? O dėl pasaulio lietuvių, štai ką jūs padarėt? Gal galite papasakoti konkrečiais pavyzdžiais? Šis projektas, kurį jūs dabar kalbate, ne, yra principinė nuostata, kad žmonėm valdžia neturi pertekliniai reguliuoti, ką jie turi kada veikti. Tuomet mes kiekvieną dieną mielą nusprendžiame, jeigu mes prekiavame nuo 10 iki 20, tai kiekviena diena yra tokia pati, nesvarbu, ar tai yra pirmadienis ar sekmadienis. Viskas gerai, bet aš pasakiau kaip vieną iš pavyzdžių, ką man pavyko surasti iš to jūsų kadencijos darbo. Jeigu mes kalbam, tai negalioja, aišku, lietuviai grįžta gal sekmadienį irgi norėtų ten kažką nusipirkti. Galima sakyti, kad ir šitai auditorijai, bet šitai auditorijai, ko gero, yra kiti reikalai svarbus ir svarbesni. Tai aš jūsų ir klausiu, ką jūs nuveikėte, būdamas šioje kadencijoje dėl pasaulio lietuvių? Labai ačiū, kad leidžiate man užbaigti mano mintį. Tai aš dar kartą pasakysiu, šis projektas yra apie perteklinius draudimus ir valdžios kišimąsi į žmonių gyvenimą. Jeigu kalbėti apie pasaulio lietuvius, tai Aušrinė vieną projektą užsiminė, asmenvardžių rašybą, kad galima savo asmens dokumentuose rašyti ir kitas raides lotyniškas, kurių iki tol negalima buvo rašyti. Mes surengėme kartu referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, važinėjome po visą Lietuvą, rinkinėjome net 3 amžiaus universiteto studentus, vyresnio amžiaus žmonės, kurie iš tiesų kaip į šventę ateina į rinkimus, kodėl reikėtų balsuoti už pilietybės išsaugojimą. Taip pat, palaikiau Aušrinės projektą. Su Dalia ne vieną projektą įregistravome tam, kad Lietuvos diasporai būtų gerokai lengviau gyventi. Ir man atrodo, kad mes kalbame apie vieną asmenį, kuris išrinktas šitoje apygardoje. Bet vienas asmuo nieko negali padaryti be koalicijų kūrimo. Ir paskutinis mano įstatymas, jeigu kalbėti apie pilietybės išsaugomą, tai sukurta 74 parlamentarų koalicija, kad NATO šalyje lietuvis įgijęs NATO šalies pilietybę galėtų išsaugoti Lietuvos. Man gaila, kad žiniasklaida rašo tą, ką nori, kas yra įdomu kitiems, bet nerašo esminių dalykų, kurie labai yra reikalingi mūsų diasporai. Dar vienas klausimas, ką aš girdžiu iš dabartinės koalicijos, ar ne, toks, štai ir šiandieną skaitau žinutę, kad iš Jungtinės karalystės yra grįžtančių daugiau žmonių ir lyg tai prisiemama savo kaip nuopelnas, kad mes kažką padarėm, kad tas sugrįžimas yra štai toks intensyvus. Bet ko gero, tai vis tik puikiai žinom, kad tai įtakojo ir Brexitas, ir pandemija, daug dalykų, kurie tiesiog sulėtino išvykimo procesus ir galbūt pagreitino sugrįžimo. Tai kai mes kalbam štai apie šitą sritį, aš sakau, kad per daug turbūt yra tokios panegirikos, jog čia štai šita koalicija tikrai tai padarė, bet dėl objektyvių priežasčių, ko gero tie dalykai įvyko. Bet jeigu mes kalbėtume apie sugrįžimą, ką dabar jūsų manimo, kokie yra esminiai dalykai, ką galima pasiūlyti į Lietuvą grįžtantiems žmonėms, nesvarbu iš kokios šalies, iš Jungtinės karalystės taip pat. Ir ką jūs nuveikėte šioje srityje? Kad jie grįžtų į orias sąlygas. Ar jūs bent jau įsivaizduojate, apie ką mes šnekam? Be jokios abejonės įsivaizduoju ir man atrodo, kad žmonės iš Lietuvos išvyko kodėl? Vieni išvyko dėl asmeninių kažkokių santykių su kitais žmonėmis ar ne. Kiti išvyko tiesiog geresnio gyvenimo ieškodami. Kodėl žmonės grįžta?
Ar įstatymais mes galime reglamentuoti, kad žmonės nuvažiuotų į tą šalį arba grįžtų į tą šalį, kurioje pragyvenimo lygis yra dvigubai žemesnis nei dabar Lietuvoje? Ne, mes turbūt nepadarysime nieko. Laikinai žmogus gali grįžti, bet vis tiek jisai ieškodamas geresnių, didesnių pajamų, laimingesnio gyvenimo išvyks. Ir šiandien Lietuva, aš tikrai neišskirčiau, kad dėl šios valdžios sprendimų grįžo žmonės į Lietuvą arba grįžta daugiau negu kad išvyksta. Ne, tiesiog Lietuvoje gyvenimas gerėja ir aš tą įvardėjau skaičiais. Ir tie skaičiai, neleis sumeluoti niekam. Todėl iš trečiųjų šalių Lietuvą atvyksta labai nemažai žmonių. Ir man atrodo, kad visgi Lietuva turėtų griežtinti reglamentavimą ir investuoti šiek tiek į savo diasporos asmenis, kurie galvoja grįžti į Lietuvą. Pavyzdžiui, viena iš priemonių galėtų būti, kad tu grįžti į Lietuvą, ar ne, ir tu 5 metus nemoki gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu mes norim iš tiesų sugrąžinti žmonės į Lietuvą. O, jeigu į Lietuvą atvyksta iš trečiųjų šalių asmenys ir nori integruotis Lietuvoje, man atrodo, kad valstybė tai kainuotų gerokai daugiau. Ir šis kelias būtų teisingas, nes tie, kurie galvoja apie grįžimą į Lietuvą, jie galbūt grįžtų. O kiti, kurie negalvoja apie grįžimą ir laimę rado bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, tai reikia dėl jų pasidžiaugti ir užtikrinti, kad jie su tėvynė išsaugotų ryšį, kad jų vaikai eitų į lietuviškas mokyklas. Ir čia mes turime skirti dar didesnį finansavimą. Nes čia atvažiavęs aš autobuse sėdėjau ir girdėjau mamos ir berniuko 7 metų pokalbį. Mama sako, kalbėkim lietuviškai. Sako, o aš noriu angliškai. Jis sako, ne, aš su tavim kalbėsiu tik lietuviškai, su tėčiu tu kalbėsi angliškai. Berniukas sako, ne, aš noriu kalbėti angliškai, bet mama buvo, tikra lietuvė ir įtikino vaiką, kad, ji su juo kalbės tik lietuvių kalba. Ir tokių žmonių visame pasaulyje yra labai daug. Dėl to mes ir galime išsaugoti lietuvybę. Arba tikra lietuvė, arba griežta mama. Klausimas, kuris variantas. Gerai, Andrius Bagdonas, Liberalų sąjūdis. Toliau. Nesustojam. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatas šioje apygardoje Einaras Vildė. Prašau. Sveiki, gyvi. Paskutinį kartą... Alio. Tai va, iš visų šitų kandidatų, kurie čia yra, šilkiausiai esu buvęs emigracijai, bendroji suma 20 metų. 15 metų jungtiniai. 15 metų buvau atidaręs Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės veiklai. Tai va, svarbiausia, kad pats visą laiką padėdavau techninius klausimus spręsti, kadangi aš esu IT inžinierius, o pačiam mikrofoną duoda visai. Bet nieko, tvarkas susitvarkė. Žodžiu, esmė yra tokia, kad bendruomenės klausimus aš žinau tiesiogiai, kadangi pats dirbau kiekvieną dieną praktiškai tą darbą, visuomeniniais pagrindais. Aš manau, kad nėra tiek investavę laiko ir finansų, kiek aš į bendruomenę. Bendroji sumoje, aš bandžiau paskaičiuoti, kiek aš išleidau savo pinigų, virš 30 000 svarų vien iš savo kišenę buvo. Visokiams reklamoms, visokiams daug išlaikų, iš tikrųjų taip netrodo, taip daug atrodo, po truputį, kai savo leidai. Bet tai, kai susikaupė apie 15 metų, tai susidaro, pasiskaičiuoti. Va, sekantis dalykas, ką aš norėčiau pabrėžti, taip pat esu dalyvavęs ir jaunimo veikloje, kadangi pats jaunas ir buvau, atvažiavau, kai man dar buvo tik tai apie 30, šiai dienai 51. Tai va, reikia paminėti, kad labai daug jaunimo skirto laiko buvo vienas iš tų, kuris fundatorius ir buvo jaunimo sąjungos atkūrimas. Tai mano iniciatyvos, yra Andrius dar paliudis irgi dėka, mes lietuvių sodyboje tą dalyką įvykdėm ir padarėm gerą žingsnį, nes buvo lietuvių bendruomenėje jaunimas visiškai dingęs kuriam laikui. Tai va, mano iniciatyva, nuopelnas tikrai yra. Aš dar taip pat esu praleidęs kaip minimum 6 metus švietimo tarybos veikloje. Tai būtent irgi buvo pagrindinė priežastis, kodėl aš ten buvau, reikalingas buvo žmogus, kuris techninius klausimus spręs. Ta prasme, paruošti visokias skaidrės, paruošti techninius pristatymus ir be abejonės, aš būdamas šalia, klausiausi, ką veikia mokyklėlės, paskui pats sumačiau, galvojau atidaryti savo mokyklėlę su IT specialybė, bet nespėjau, ta prasme, tame. Bet vat, diplomų prisirinkęs, ne ką mažiau kaip šitos mokyklėlės, kuris aplinkui yra, ir praktiškai turiu teisę šiai dienai iki šiol neišsaugoti, atsidaryti savo individualią mokyklėlę su visais britaniškais įstatymais. Tai va,
grįžtant prie viso kito, aš, aišku, kai Brexitas jau įvyko, apsisprendžiau grįžti kurį laiką į Lietuvą. 16 metais dalyvauti rinkimuose su Drąsos keliu, aš palaikiau Drąsos kelią savo laiku, dalyvau piketus, organizavau irgi. Bet kadangi tuo metu nebuvo atskirai apygardos, apie ką mes kalbėjom pastoviai, kad apygarda turi būti, tai mes tuo metu bent padarėm gerą žingsnį, kad ta apygarda atsirastų su savo dalyvavimu tose rinkimuose 16 metais. Po to aš išvykau į Daniją, buvau 5 metus. Danijai pavyko būti paprastu būdu. Mane žmona susirado, išsivežė, sako, nieko čia Lietuvoje sėdėti. Mes tenais sukūrėm šeimą, turiu 3 vaikus. Dievas taip nulėmė, kad per COVID-us mūsų 2 vaikai yra su negale, vienas yra autistas, kitas yra achondroplazija, čia yra COVID-o pasekmės yra. Bet tai šitas klausimas mums sukėlė papildomų rūpesčių, dėl kurių aš vėl esu dabar rinkimuose. Todėl, kad būtent Skandinavija iki šiol atiminėja vaikus iš mūsų šeimų. Ir nesigilina, ar tie vaikai turi kažkokias negalės, bet jie patys nusprendžia, kad jeigu tu turi vaikų, jie patys nusprendžia, ar tu sugebi juos auginti ar ne, ir iš mūsų norėjo atimti visus 3 vaikus. Ir nežiūrėjo visiškai, kad jie buvo su negalėm. Nusprendė ir viskas, jie nusprendė, kad mes nesugebėsim. Mūsų neatsiklausė iš viso. Teko tiesiog visiškai pabėgti. Ir jeigu nebūčiau pabėgęs, mano vaikai būtų atsiradę vėl kaip ir daugelių kitų vaikų iš Lietuvos šeimų atimtų neteisėtai kažkokios tai gėjų šeimose ar lesbiečių. Nes būtent Danijoje šiandien 1500 tokių šeimų keistų laukia įvaikinimo. Tai grįžtant prie to, aš būdamas čia norėčiau pabrėžti, kad dalyvaudamas šitose rinkimuose noriu, kad pagaliau 30 metų priimtų įstatymus, kad vaikai daugiau negali būti atimti iš Lietuvos šeimų. Prezidentas ir būtent užsienio reikalų ministerija, kuri turėtų dalykas toksai, turėtų užsiimti mūsų reikalais, ne Ukrainos. Korupcija. Pone Einarai, vieną sekundę. Dabar čia tiek daug išgirdau, kad noriu pasitikslinti. Taip. Jūs kur dabar esate, kur gyvenate? Aš grįžau, mes gyvenam dabar Lietuvoje, Trakuose. Aš auginau jau 2 metus, kai grįžęs į Lietuvą. Beje, taip tiesiog ir pabėgau, vaikus paėmiau. Esmė buvo tai, mums buvo pranešimas duotas, kad mes norim paimti su vaikus, paprašiau aš jau draugiškai, kad leistų vieną dieną mūsų jais pabūti, paruošti jiem drabužėlius, tenais apsirengti ir kažką tai toliau. Aišku, to nelauk sutiko, ačiū Dievui, kad pavyko įgyvendinti tą dalyką, tai mes staigiai iš karto grįžę namo, mašino vaikus ir per sieną. Danijos jūs čia taip. Tai reiškia, esate užfiksuoti Danijos tarnybų kaip pabėgę. Ir slepiatės Lietuvoje. Ne, dabar nesislepiam dėl to, kad... Ne, tai kriminalo dabar šiai dienai nėra, dėl to, kad aš iš karto buvau prisitaręs į policiją, padaviau į teismą pačią Daniją, mes šiandien teismus laimėjom. Lietuvos vaiko teisė žino, kad jūs... Taip, aš vienas iš pirmųjų pas ką aš buvau, būtent, tarp kitko, iki šiol sistema Lietuvoje nežino, ką daryti tokiu atveju. Ateini į policiją, nežino, ką daryti. Ateini į vaikų teisę irgi nežino, ką daryti. Taip, žino, mes metus jau stebėjome, mes praėjom stebėjimą visą ir mūsų darė apdovanojimą, net, ta prasme, pagirimo raštą, kad mes esame 610 plus vieni iš geriausių tėvų. Galit paklausti Skolienės vaikų. Taip. O teismai mūsų naudai, aš buvau užėjęs atskirai paskui vaikų į Daniją, laimėjau tos teismus ir nuo mūsų visi įkalčiai nuimti. Gerai, tai dabar dar vienas klausimas. Tai jūs kandidatuojat, kad šitoje apygardoje tam, kad kovotumėt su Skandinavijos vaikais. Ne vien tik Skandinavijos. Visom, kadangi Išeivijoje dabar yra ta problema number 1, jeigu kas. Tai ne vien tik Skandinavija, Anglijoje irgi tas jau prasidėjo. Matot, yra skirtingos situacijos, bet esmė yra, kaip reikia konkrečiai. Yra tokia praktika vaikų atiminėjimo?
Yra vienas dalykas, kadangi jūs nesusidūrė, tai galbūt taip ir yra, bet kai susidursit, galėsit pasižiūrėti. Šiaip tai visas informacija yra mano rinkėjo puslapyje su video medžiaga, detaliai laidų yra bent 5 padarytos specialiai diskusinės laidos. Tai Danijoje kokios priežastys buvo įvardytos, dėl ko iš jūsų... Būtent esmė yra tai, kad jie nusprendė, kaip ir sakiau, kad mes nebūsim pajėgus auginti neįgalių vaikų. O taip nusprendė. Jūs, reiškia, kvestionuojate Danijos tarnybų oficialių sprendimus. Tai iš esmės... Negalim komentuoti, nes tiesiog klausomės, kad ne istorijos, nieko čia nėra ką Bet tai dalyvavimas rinkimuose nėra tik šitas dalykas, yra daug klausimų ir kitų susijusių su Gerai, man vienas klausimas yra. Jūs turėjot konfliktinių situacijų, būdamas šitoje bendruomenėje? Tas nedirba, tas nedaro šitą ir konfliktų. Situacijų visokių buvo ir Sakykit konkrečiai papasakot. Jūs turite kokį konfliktų? Sakykite, Ne, aš galvoju, jūs, kaip jūs manote, jūs pats turėjot kokį nors konfliktinių situacijų? Mes dažnai konfliktuodavom su ambasada, nes kadangi vienas dalykas kišdavosi į bendruomenės Bendruomenėje, pačioje bendruomenėje. Pagrindinė problemas būdavo dėl sodybos veiklos, nes kadangi sodyba būdavo viena pagrindinis taškas bendruomenėje ir kadangi keitėsi ten pastoviai pagal kadencijas šitie vadovai ir didžiausi ginčiai būdavo būtent dėl sodybos. Gerai, už ką jūs pašalintas iš bendruomenės? Vienas dalykas, aš nesu pašalintas, o iš manęs atimta teisė dalyvauti bendruomenėje veikloje. Šitas dalykas... Ne. Vienas dalykas dėl to, kad pašalinimas gali būti teisminiu keliu. Aš prašiau, kad dalyvautumėm teisme, jie nesutiko. Viskas. Nemanau, kad teisminio kelio čia reikia. Reikėjo, dėl to, kad būtent ten juridiniai klausimai vyko. Šiandieną aš iki šiol esu sodybos akcininkas. Mano žiniomis, jūs už antivalstybinę veiklą... Kokia antivalstybinė? Kas yra antivalstybinė veikla visų pirma? Tai ne manęs reikia klausti. Tai va, tai būtent čia yra Dalios Asanavičius. Čia Dalios Asanavičius, aš galiu pasakyti. Beje, žinot kokia situacija? Aš kadangi pats buvau sodyboje, buvau vadybininkas sodyboje, mes ją, nežinodami kokia jinai, priėmėm į darbą. Aš pats buvau už tai, kad jinai dirbtų, taip jinai pasirodė iš viso Jungtinėje karalystėje. Tai, kad ją atleido paskui iš darbo, tai jau ne mano problema, aš tuo metu jau vadybos buvau. Taip, šita moteriškė. Ir beje, dar grįžtant prie to pačio dalyko, pas mane dar iki šiol yra, jeigu teismas bus toksai, aš turiu įrašus, kuriuos mes kalbėjom su tavim patim Dalia. Ir tu pati aiškiai pasakei, kad tavęs prašė, reikalavo su manim kažką tai daryti, kas? Užsienio reikalų ambasada. Gerai, jūs galėsit, ponė Smačiūtė, pakomentuoti savo laiku, dar truputėlį apie jūs grįžti. Tai jūs sakot, kad jūs niekur nepašalintas, sustabdytas tik tai, jau ta antivalstybinė veikla ir prorusiškumas čia yra kas kliedesiai kažkokie. Vienas dalykas, taip kliedesiai dėl to, kad prorusiškos veiklos nebuvo, o buvo interesų gynimas. Už jūsų vertybių ir elgesio nesuderinamumas su organizacija. Toks yra sprendimas, dėl ko jūs pašalintas, aš vis dar lieku prie to pačio žodžio, bet ką jūs padarėt, jūs pasisavinot bendruomenės paskyrą. Ir organizacija turėjo sukurti naują. Nesutinku su šito dalyku dėl to, kad visų pirma, aš pats buvau jo sukūręs ir paskui leidau naudotis. Tai jeigu kalbėti apie Facebooko paskyrą. Kitas dalykas buvo techninis dalykas, Facebookas neleisdavo tuo metu keisti pavadinimų, jeigu yra didelis lankomumas. Paskui po metų kažkur tai atsirado galimybė pakeisti pavadinimą ir prašom dalyką prisiminti. Aš gražiai su tavim kalbėjau tuo klausimu, pavadinimą pakeičiau ir konfliktas buvo suderinimas. Ir tai nereikia kalbėti, kad čia kažkokiu piktybiniu. Čia, žinokit, tikrai ne Dalia Asanavičiūtė tą informaciją. Buvo tam tokių yra moteriškių, kokių ir bendruomenė, iš kurios jūs, kaip sakot, nepašalintas esate. Gerai, ką jūs veikiat apskritai dabar? Dirbat kur nors, ką jūs darote? Šiuo metu Lietuvoje auginu vaikus, kadangi... Bedarbis esate? Taip gyvenu, dabar auginamas vaikus, kadangi turiu neįgalius du vaikus, turiu juos prižiūrėti. Nuo šių metų, kadangi jau pradėjau lankyti ūkdymo įstaigas, jau galiu oficialiai pradėti, nes kitaip yra įstatymas ir įstatymas, kažkas tai arba turiu samdyti žmogų, kas mano vaikus turi prižiūrėti, arba pas mus namuose... O tai kai į Seimą pateksit, reikės daug dirbti? Be abejonės, tai galėsiu tada samdyti žmogų papildomai, nes vis tiek... Ir Lenkų rinkimų akcija, kodėl pasirinkot? Esmė, kad jie vieninteliai, kurie šiai dienai realiai gina būtent šeimos teisę ir tradicinės vertybės. Gerai, ačiū Jums, Ignaras Viltė, tai buvo Lenkų rinkimų
rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. Oi, ačiū, pasidarė, išdiskutavom. Gerai, Zita Čepaitė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovė, kandidatė. Prašau. Labą dieną, dar kartą malonu čia matyti. Alio, girdėt mane? Malonu matyti jūsų čia veidus, kurie pažįstami, kai kurie nelabai, bet tikrai ačiū, kad atėjot. Aš esu Zita Čepaitė, žurnalistė, rašytoja ir vertėja. Ir 17 metų gyvenau Londone, prieš metus išvykau praeitą pavasarį. Tiesiog dėl to, kad darbas mano persikėlė į nuotolį ir man buvo beveik tas pats, kur būti. Dažnai atvažiuodavau į Londoną vis tiek dėl darbo. Tai dabar štai, kodėl aš kandidatuoju? Čia šitas klausimas iškilęs buvo, tai aš dabar iš karto ir atsakau, kad nereikėtų papildomai klausti. Kadangi aš dirbau žurnalistė, paskui vertėja, tai suvedė mane su daugeliu žmonių ir tiesiogiai su jais kalbėjausi ir žinojau, tikrai žinojau prieš šitą laiką surinkau labai daug žmonių problemų, kurios kyla žmonėms čia atvykusiems. Ir taip pat, girdėjau ir sėkmės istorijų. Ir vienas dalykas yra, kuris aiškėjo per tą laiką, yra, kad užsienio lietuviai nebuvo niekada deramai atstovaujami. Ir labai ryškus pavyzdys to yra šita problema, kuri yra pakankamai svarbi gana dideliam kiekiui užsienyje gyvenančių lietuvių. Tai yra taip vadinama ta dviguba pilietybė ar daugybinė, jinai turi daug pavadinimų, bet problema taip ir liko neįspręsta. Tai buvo pradėta kelti maždaug daugiau kaip prieš 15 metų. Tai ir iki šioliai štai mes turėjom 2 referendumus, kurie, kaip sakyti, įvyko, bet nepavyko. Ir taip pat yra ir konstitucinio teismo nutartis, kuri tiesiog, galima sakyti, šitą klausimą jau įstumė į kampą. Bet jis yra aktualus žmonėms. Aš žinau ne vieną žmogų, kurie laukdami, kad bus sėkmingas referendumas ir bus dviguba pilietybė pripažinta ir galės žmonės, jie tiesiog tapo piliečiais, laukdami šito sprendimo, kad jie galės išlaikyti Lietuvos pilietybę. Ir šitas klausimas tikrai turi būti ieškomas jam sprendimas. Aš turiu pasiūlymą ir manau, kad vis tik reikia grįžti prie šito, kad įtvirtinti teisę į prigimtinę pilietybę. Ta prasme, prigimtinė pilietybė, dabar ką mes turim, prigimtinė, jeigu paima žmogus, gauna kitos šalies, kurioje gyvena pilietybė, jis turi pats atsižadėti savo Lietuvos pilietybės. Tai yra beveik kankinimas žmogaus, tai galima prilyginti. Jeigu jis turi ryšį su Lietuva, bet turi tam tikrų priežasčių, norėjo ir priėmė kitos šalies pilietybę. Dabar žiūrėkime į tokį dalyką. Konstitucinis teismas pasakė, kad yra atskiri atvejai, kada dviguba pilietybė yra galima. Pažiūrėkime į tos atskirius atvejus. Mes turim ne atskirius atvejus, mes turim grupę žmonių. Tai yra tie, kurie išvyko iki 90-ųjų metų ir jų vaikai bei anūkai. Romano Abramovičiaus iki 90-ų metų. Iki 40-ų. Na gerai, ačiū už pataisymą. Imkim Romano Abramovičiaus, tiesą sakant, per tos 50 metų niekas labai ir neišvyko. Teisingai. Bet imkim Romano Abramovičiaus sūnaus atveją, ar ne? Jisai visiškai teisėtai gavo Lietuvos pilietybę ir niekas iš jo negalėjo atimti kitų turimų pilietybių dėl to, kad jo senelis gyveno Tauragėj prieš karą. Gyveno Tauragėj, turėjo pilietybę. Ne, galbūt turėjo ir kitą išimtį, bet yra daug kitų žmonių, anūkai taip pat turi teisę gauti pilietybę. Ir aš tikrai žinau daug žmonių ir aš pati verčiau dokumentų žmonėms, kurie ir kalbos nemoka ir viskas ir jiems yra tolima, bet dėl kažkokių priežasčių reikia pilietybės. Tai tuo atveju mes turim 2 žmonių grupės, užsienyje gyvenančių, kurie yra, vieni turi teisę, o kiti neturi. Nors jie ir gyvena, ir savo išlaiko žmonės, savo artimuosius išlaiko Lietuvoje ir taip toliau, bet jie neturi teisės turėti dvigubos pilietybės. Taigi šitas teisės į prigimtinės pilietybės išlaikymą
Šitą reikia surasti būdą, kaip tą teisę įtvirtinti. Ir tiesą sakant, tai yra įmanoma. Kiti dalykai, kurie man atrodo yra svarbus, tai yra dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su bendruomenių, užsienio lietuvių bendruomenių nepriklausomumo įtvirtinimu ar sustiprinimu. Kodėl sakau? Labai dažnai bendruomenės, tą aš pastebėjau per ilgą laiką gyvendama, pamažė jos tampa tam tikrų politinių jėgų, kaip sakyti, satelitais. Ir šitą dalyką galima tik tai sutvarkyti tada, kai yra pakeičiamas finansavimo modelis. Tada, kada projektams yra skiriamas finansavimas, dabar dalis projekto yra per Užsienio reikalų ministeriją ir Užsienio reikalų ministerijoje yra Užsienio lietuvių skyrius ir ten dirbantys žmonės skirsto pagal projektus, peržiūri projektus ir paskiria pinigus. Yra kitos ministerijos, kuris taip pat turi savo programas, kurios taip pat skiria, dabar neseniai kultūros ministerija paskelbė, tai yra kultūros taryba. Ir štai yra, mano siūlymas yra sukurti pasaulio lietuvių fondą, kur visos lėšos galėtų sueiti. Toje taryboje, fondo taryboje galėtų būti ir iš pasaulio lietuvių žmonės, iš pasaulio lietuvių bendruomenės žmonės, ir jie galėtų svarstyti ir skirti lėšas tam tikriems projektams. Tai būtų, kaip sakyti, per institucijas, kurios gali vienaip ar kitaip savo politiniais interesais pajungti bendruomenės, šitam galima padaryti galą labai paprastai per finansinio šito skirstymo pakeitimą. Gerai, ačiū. Turiu ir daugiau dar ką pasakyti. Taip pat aš tai čia turėčiau ką paklausti, bet jau įsiversim, man atrodo, gal čia eigoje dar. Bet dar grįžtant šiek tiek, jūs labai painiojatės, ponė Zita. Kiek jūs esate iš tiesų įsigilinus į tos pačius pilietybės klausimus, nes nelabai... Esu labai įsigilinus. Bet nepanašu, kad esate. Nežinot, kokios išimtis, neišimtis ir taip toliau. Nes man atrodo, toks kalbėjimas dėl kalbėjimo. Šita išimtis, kuri dėl to, kad buvo išrinktas, iš tikrųjų... Čia yra svarbu, tai čia nėra, negali sakyti... jeigu dar... Ne, čia man atrodo yra pritaptas dalykas, išimtis šitą net nebuvo... Man atrodo, kad jūs šiek tiek populistiškai šnekate, jūs norit kalbėti, tai... Išimtis čia net nebuvo būtina. Išimtis čia net nebuvo būtina. Pilietybės įstatymas sako... Mes kalbam apie tai, kiek jūs išmanote ir nusimanote ir kiek jūs kalbate labiau lozungais, o ne kažkokiais konkrečiais atvejais. Tai ko gero čia tą pilietybės klausimą mes dar aptarsim, dar apie jūs šiek tiek norisi daugiau išgirsti, kadangi bendruomenė jūs pažįsta. Ar tas pats klausimas, ką štai pono Eimaro Vilės klausiu, ar turėjot konfliktinių situacijų? Taip, turėjau. Galit papasakoti. Labai rimta konfliktinė situacija. Galiu papasakoti ir labai norėjau apie tai pakalbėti. Tai yra vienas iš, tiesą sakant, iš motyvų paskatinusių mane čia ateiti, nes buvo visi keliai uždaryti, buvau pašalinta iš bendruomenės, atsiuntus man anglišką, greičiausiai advokatų parašytą žinutę, kad bendruomeniai bus geriau, jeigu jūs jos veikloje nedalyvausite. Už akių, bei pažeidžiant visas įstatus ir taip toliau, visas taisyklės, kaip yra tai daroma. Neklausiant nei pasiaiškinimo, nei nieko. Tiesiog štai tokia eilutė. Dabar kitas yra dėl sodybos pardavimo, kad aš buvau apkaltinta, kad čia didžiausia mano kaltė, kad sodyba buvo parduota. Tai labai trumpai pasakysiu, per daug nesigilindama, nes jeigu bus klausimų papildomai, aš galėsiu atsakyti tikrai. Tai vienas dalykas, kad sodyba buvo parduota 2015 metais. Buvo pradėti teismai, jie baigėsi 2022 metais. Ir teismo sprendimas yra tiesiog pinigai buvo tam tikrai išaldyti, kurie gal buvo gauti už sodybos pardavimą, sugrąžinti tos pinigus lietuvių namams, tokia Lithuanian House bendrovė, kuri valdė lietuvių sodybą, o bendruomenė buvo tik akcininkė ir didžiausia akcininkė, bet vis tiek tik akcininkė. Ir tai reiškia, kad visi tie kaltinimai, kad sodyba parduota neteisėtai, kad parduota už per mažus pinigus,
pinigus, šitie visi kaltinimai iš tikrųjų, teismas jų neįrodė, kad tai buvo. Ta prasme, teisme tai buvo neįrodyta. Tai pinigai ir tai būtų buvę gražinti. Buvo parduota sodyba, buvo pasiūlyti gražinti pinigai iš karto. Dabar dar ką aš noriu pasakyti. Sodybą pardavė kreditoriai. Kreditoriai Lietuvių socialinis klubas, kurie davė paskolą sodybai. 2011 metais buvo skirta ta paskola, už kurią sodyba buvo užstatyta kreditoriams. Ir tai tapo teisiniu pagrindu jiems vėliau tą sodybą perimti. Ir tas sandoris, kad užstatyta kreditoriams, buvo įregistruotas Land Registry, tai buvo oficialiai viskas registruota. Ir tada, kai sodybai pasidarė tikrai sudėtingi reikalai, ten jinai jau artėjo prie bankroto vienu atveju ir panašiai, buvo slepiami nemokama už paslaugas, viskas slepiama. Tada šitie kreditoriai išsigando ir jie perėmė po kiek laiko, dar bandė kažką, buvo bandoma, mes bandėm kažką dar gelbėti, bet paskui jie perėmė šitą sodybą ir pardavė. Ir teisme, aš niekaip nefiguravau, net kaip liudininkė. Tai buvo tarp Lithuanian House ir tarp kreditorių Lietuvių socialinio klubo. Aš turiu kas čia gyvena tą istoriją, žinot, ir man atrodo, kad čia, nežinau, man tai sunku diskutuoti dėl to, kad yra niuansai, bet išvadas visi gali patys pasidaryti, tai man atrodo, paeikim ties to, man tai koks klausimas kyla jūsų klausant, jūs vis paminite bendruomenę kažkokiam tokiam blogam kontekste, kaip jūs čia nuskriaudė ir taip toliau, bet jūs tai kandidatuojate į apygardą, kurioje ta bendruomenė yra, Jungtinės karalystės, yra esminis organas. Tai kaip jūs įsivaizduojate tą darbą, kai jūs, ne jūsų klausimą pagrindė, aš žinau, kad jūs aktyvus, jūs man jau laiškų prirašėte, jūs kvietėte, viskas tvarkuoja, aš ne jūsų klausimą. Tai kaip jūs įsivaizduojate darbą su bendruomenė, kai jūs čia štai... Aš įsivaizduoju darbą labai gerai ir paprastai. Aš, kada buvau pirmininkė bendruomenės, buvau visiškai labai sklandus ir geras, labai sklandus darbas. Bet nes kada jūs buvo, ar jie dabar? Taip. Tai būtent tai rodo, kad aš sugebu dirbti su žmonėmis, bet kai mane puola neteisėtai ir kaltina dalykais, kurių nepadarius, ir taip pat, kai prasideda, aš manau, kad čia buvo tam tikras politinis užsakymas, kad reikėjo mane nustumti, nes reikėjo perimti bendruomenę tiem žmonėms, kurie palankesni tam tikrai politiniai partijai. Gerai, ačiū. Dabar jūs Lietuvoje gyvenat? Taip? Lietuvoje. Ar gyvenat Lietuvoje ir kaip gyvenat Lietuvoje? Ar tik 6 mėnesius prisiregistravot Lietuvoje? Gyvenu Lietuvoje. Aš dirbu iš namų, nuotoliniu būdu. Iš Lietuvos? Iš Lietuvos. Gerai, ačiū. Zita Čepaitė, Valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatė. Taip, dabar Dalia Stanevičiūtė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė. Jau galvoju, Daiva pasirinks mane paskutinę užkanai. Bet tai sveiki dar kartelį ir iš tikrųjų, nors aš nebuvau išrinkta vienmandatėje Pasaulio lietuvių apygardoje, bet jums dirbau pilnu etatu ir kartu pavyko pasiekti išties labai daug. Ir šiandienai mes turime finansuojamas lituanistinės mokyklas, gerbiamas Giedrimai sakė, kad reikia jiems daugiau pinigų, bet būtent jūsų pirmininkas ir tuometinis praeitos kadencijos premjeras, bandant mokykloms skirti pinigų ir keisti įstatymą, vyriausybės išvadai pasakė, kad neverta ir kad pinigų nebus skirta. Taip pat padaryti sertifikatai kalbos lygio nustatymo, kas leidžia vaikams grįžus į Lietuvą lengviau integruotis mokyklose. Taip pat sutvarkyta pilietybė. Ir pilietybė, ką Aušrinė sako dėl pilietybės vaikams, kad viskas įspręsta. Tai 15 metais jau buvo vaikams, kurie gimė užsienyje, pagal įstatymais numatyta galimybė iki 18 metų įgijus tos valstybės pilietybę Lietuvos išsaugoti. Nuo 21 metų įsigaliojo tai mūsų kadencija ir mūsų siūlymų, tai nuo pasaulio lietuvių siūlymų praeitų kadencijai dar, įsigaliojo išimtis, tai yra vaikams gimusiems ir užsienį, ir Lietuvoje iki 18 metų įgijus pilietybę,
kitos valstybės Lietuvos pilietybės išsaugoti. Aušrinės pataisa leidžia, praleidus terminus, visą tą susitvarkyti ir vėliau ne tik po 18 arba iki 18 metų. Tai vaikam pilietybė išspręsta. Ir nors referendumas gaila nepavyko ir gerbiamas Zita, tiek jūsų dabar politinis vadas, tiek idėjinis vadas, prieš referendumą pasisakė prieš. Tai jeigu pasisakai prieš ir sakai, kad neišspręsta, tai kas čia yra? Tai todėl nesakykime, kad jūs ateisite išspręsite, nes tikrai neišspręsite, bet nepaisant to, aš netikiu, kad po 5 metų referendumas įgyvendys mūsų tą siekį ir svajonę, galbūt po 10, tačiau bet kuriuo atveju nenuleidžiam rankų ir esu registravusi 2 pilietybės įstatymo projektus, vienas iš jų šiek tiek pilnesnis Andriaus, kai NATO, ES valstybių NATO partnerių pilietybė įgijusi galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę ir kitas moratoriumas, 5 metų moratoriumas pilietybės netekimui, o taip pat suapsunkinama pilietybės netekimo procedūra. Nes dabar tikriausiai žinot, kas jau neteko pilietybės, kad net nepranešus, kad įgyjot kitos valstybės pilietybės, staiga kažkaip gaunant žinutę, kad jūs jau nebe Lietuvos pilietis. Tai tam, kad išvengti šitos kebeknės ir tiesiog žmogus turėtų teisę apsiginti, atsirastų žalos valstybei ir žmogui įvertinimas, o taip pat ir procedūros, kurios žmogų, tiesiog žmogus netektų tiesiog per sekundę pilietybės. Tai šitie įstatymai guli dabar Seime ir tikiuosi, kad šioje kadencijoje mes turėsime galimybę bent jau pradėti juos spręsti. Nemažai konsulinių paslaugų jau perėjo į nuotolį, jau yra galimybė patogesnė konsulinius klausimus spręsti ne per ambasadą, o tiesiogiai. Taip pat grįžimo klausimai. Taip, kaip teisingai pasakė Daiva, apskritai situacija Lietuvoje yra kuo toliau, tuo geresnė, ekonominė situacija gerėja, bet tai atsitiko jau paskutiniaisiais 5 metais. Ir šitų 4 metų kadenciją, dirbant intensyviai su Užsienio reikalų ministerija, atsirado vieno langelio principas, ko mes prašėm tikrai ir dar, kol buvau UK pirmininkė bendruomenės ir jau būdama Seimo narė, atsirado vieno langelio principų teikiama informacija. Užimtumo tarnyba, matėt, koridoriuje turi savo stendą su galimybė užimtumo iniciatyvą Gal į Lietuvą, kur siūlo žmonėms grįžusiems rasti darbą. Taigi matote, kad nuveikta daug, aš paminėjau gal tik tai kelis tokius momentus, taikydama laiką, bet dabar, jeigu galima, baigiant, kodėl kita kadencija. Todėl, kad taip, savo pažadus aš išpildžiau, įsipareigojimus įgyvendinau, žodį ištesėjau, tačiau yra tokių reikalų, kuriuos jau dabar pradėta spręsti, bet jau vadinu paprastą higieną. Tai yra sodra, PSD, ar ne, skaičiavimai, skolos ir žmonės išvažiuoja užsienį, jiem pensijas sustabdo ir kiti dalykai. Vairuotojo teisės, iš UK grįžus į Lietuvą reikia egzaminus laikyti ir tą jūsų ambasadą taip pat sprendžiame. Ir kas yra labai svarbu. Iš tikrųjų, šitoje kadencijoje užsienio lietuviai ištraukti iš politikos paraščių. Jie patys jaučia, kad finansavimas auga organizacijoms ir finansavimas kultūros veikloms auga. Jeigu kadencijos pradžioje tai buvo apie 3-4 milijonai, šiai dienai yra 10 milijonų skiriama per bendruomenės organizacijas ir finansavimas tikrai solidus. Ir tam, kad diasporos klausimas vėl nenueitų politinės paraštės, todėl aš kandidatuoju ir toliau tęsiu darbą. Jums? Labai konkrečiai, ne dabar klausimai, atsiprašau, taip labai konkrečiai tie dalykai, ką jūs padarėte per kadenciją? Lituanistinio švietimo finansavimas, sertifikatas kalbos, lituanistinės mokyklos diena paskelbta rugpjūčio 10, dar nepaminėjau, nes jūs smulkmenų neminiu, sertifikatai ir diplomai jau pripažįstami Lietuvoje įgyti užsienį, tai yra grįžusiems, jeigu turi specifinę specialybę, jau galima susirasti darbą įvertinant savo diplomus. Taip pat COVID metu pratęstas galiojimas pasų, kai žmonės negalėjo atvykti į ambasadą. Dabar reikia prisiminti, konsulinės paslaugos, tai yra čia neįstatymo dalykai, bet dirbant su Užsienio reikalų ministerija, galimybė žmonėm, paslaugas konsulinės gauti nuotoliu. Tada referendumas. Tai gerai, bet referendumas. Dalykas. Tai kas turėtų prisimti
prisiimtą politinę atsakomybę dėl referendumo baigties ir nepakeistos konstitucijos? Aš. Kodėl? Todėl, kad, kodėl aš pasakysiu, nes aš buvau ta, kuri atnešiau nutarimą Seimui balsuoti skelbti referendumą, dėl to, kad tikėjau, kad mes galime šį kartą įgyvendinti su aiškesniu pasiruošimu, su sukeltomis pajėgomis ne tik bendruomenių, bet ir valstybės, ir politinių partijų, nes atnešus nutarimą į Seimą beveik visi balsavo už, keli susilaikė. Tai buvo lūkestis, kad mes vis dėlto tvirtai atsistosim ir kartu tą įgyvendinsim. Ir visą tą, sakysime, aš buvau referendumo darbo grupės pirmininkė ir mes nešėme tą visą naštą, tai sugalvoti formuluotę, įgalinti valstybės institucijas dirbti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, na, iš tikrųjų, rezultatas nėra blogas, 160 tūkstančių tik balsų neužteko, bet dabar grįžkime prie to, kaip yra blogas, nes valstybė išleido krūvą pinigų šitiems dalykams, o rezultatas yra nepavykęs, tai jis yra blogas. Taip, jis yra blogas. Aš pripažįstu, dėl to aš sakau, kad man gaila, bet aš įdėjau, jeigu prisimtas asmeninę atsakomybę, įdėjau 200% pastangų tam, kad tai pavyktų. Bet dabar pažiūrėkim dar kitą momentą, kadangi vienas žmogus negali gyvendinti tokio, plataus projekto. Aš matau, čia labai daug žmonių. Taip, bet atsakomybė prašė prisimti, aš prisimenu tą atsakomybę. Politikai turi spręsti. Taip, bet dabar kalbant apie politinės partijos, kurios tarsi ir pasirašė ir priėmė tą iššūkį referendumą nešti link įgyvendinimo, tai į agitacinę kampaniją už tik 2 politinės partijas pervedė pinigų. Tik 2. Tai Laisvės partija 1000 eurų, tas LKD 10 000 ir yra privatus dar. Tai čia matom irgi politikų ir politinių partijų deklaravimą ir realus veiksmus, kai ateina laikas prisidėti prie realaus gyvenimo. Jūs tiktumėt, kad tai yra didžiausia gėda Lietuvos? Kad mes negalim turėti dvigubos pilietybės? Matot, čia yra... Tai trumpai, taip ne. Viskas, atsakymas labai aiškus. Aš manau, kad tai yra gėda, bet pasakysiu šiek tiek plačiau, kad suprasti, čia ne Lietuvos kaip tokios, kaip kažkokia tai debesies gėda, ar ne? Nes 92 metais, kas balsavo už Konstituciją, ir matau čia žmonių pakankamai suaugusių, kurie 92-aisiais balsavo už Konstituciją tokią, kokia jinai yra dabar. Ir toj Konstitucijai numatyta būtent, kad tik atskirais atvejais Lietuvos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečių. Ir mes esame teisinė valstybė, nepakeitus Konstitucijos, plačiai atverti durų mūsų žmonėm, turėti kelias pilietybės, mes negalim. Tai gėda dabar galim sakyti tiem, kas tuomet Konstituciją ruošė, gėda tiem, kas tuomet balsavo už tą Konstituciją, ar gėda tiems, kurie dabar neatėjo ir neprabalsavo už. Tai čia jau kolektyvinis atsakymas, bet iš principo taip, tai yra gėda, nes mes turime milijoną, šiaip suaugusių žmonių, beveik 400 000 Lietuvos piliečių gyvenančių užsienio, turi balsavimo teisę ir labai gaila yra juos prarasti. Ir ne tai, kad gėda, iš tikrųjų gaila bent ir vieno žmogaus prarasto dėl to, kad net gali išsaugoti Lietuvos pilietybės. Kaltų mes, man atrodo, visą laiką rasim. Patikslinkit, kur jūs dabar gyvenate? Pašilaičiuose. Gerai, bet jūs ten ir kiek laiko dabar Lietuvoje esate? Aš visą laiką reziduojat Lietuvoje ir dirbat iš Lietuvos ir... mano vaikaičiai. Deklaruota esat irgi Lietuvoje, ar ne? Taip. Kalbėjot apie lituanistinį švietimą. Čia toks klausimas buvo iš auditorijos. Kaip jums sekėsi savo pavyzdžių skatinti lituanistinį švietimą ir lituanistinių mokyklų, nežinau, čia pasakyti, plėtrą ar apskritai tokį išlikimą savo šeimos pavyzdžių, kaip jums sekėsi? Tokį klausimą jūs uždavė žmonės? Aš atvažiavau, imigravau į Jungtinę Karalystę, kai mano vaikai buvo pakankamai suaugę, tai 12-16 metų, tai problemų dėl lietuvių kalbos tikrai nebuvo ir dabar jau antros pusės taip pat lietuviai, šeimose kalba lietuviškai. Tai čia tikrai problemų. Lituanistinės mokyklos. Jau jie buvo suaugę ir tokio amžiaus nebepriėmė. Bet nepaisant to, 19 metais, kai
vyriausybė tuometinės kadencijos parašė neigiamą išvadą dėl lituanistinių mokyklų finansavimo, aš tuomet parodžiau iniciatyvą ir surinkau, aš dabar neatsimenu, gal 200 parašų per visą pasaulio lituanistinės mokyklas su prašymu vis dėlto atsižvelgti į lituanistinių mokyklų mokytojų iššūkius ir tai, kaip yra sudėtinga finansiškai išlaikyti šitas mokyklas, kaip yra sudėtinga nemokamai mokyti vaikus ir tai yra savanoriškų pagrindų veikiančios mokyklos. Ir mes su visais parašais kreipėmės ir į vyriausybę, švietimo komiteto pirmininką, tuometinį valstiečių žaliųjų atstovą. Na ir tai buvo kaip, beldimas į tuščius vartus. Tai visiškai jokios reakcijos, bet todėl aš tapusi būnant išrinkta, ačiū labai Alvijai, jos pagalba surinkome tikrai didelį būrį lituanistinių mokyklų atstovų ir dėliojomės, koks tas finansavimas turėtų būti, kokie tai turėtų kriterijai. Ir atnešėm vyriausybei jau paruoštą analizę, kurios dėka ir paruoštą įstatymo projektą jau buvo lengvesnės tolimesnės procedūros. Ačiū. Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Ir paskutinysis kandidatas, kuris prisistato, Mykolas Sakalauskas, Darbo partija. Prašau. Galvoti klausimus. Po vieną klausimą kiekvienam. Kokia pavardė šito? Mykolas Sakalauskas, Darbo partija, tuoj pasakys pats. Mes tada daugiau, taip? Taip, aš esu Mykolas Sakalauskas, mane iškėlė Darbo partija, šiaip iš tikrųjų tiesos taikos koalicija. Tiesos. Labai. Ar nežinot? Gerai. O žinot, su kuo kandidatuojat? Žinau. Gerai, suklydot. Gerai, viskas tęskit, prašau. Na čia Liežuvio jau buvo ir mano buvo pasiūlymas tokį pavadinimą iš tikrųjų. Ai, siūlė tiesos, o pavadino taikos. Dvigubas. Dvigubas, tiesos ir taikos. Bet čia netyčia aš. Gerai. Taip jau. Tai aš, kadangi daug čia žmonės pasakoja, tai aš irgi papasakosiu tokią pasaką. Reiškia, 2009 metais toks tuo metu buvo ministras Kubilius padarė naktinę mokesčių reformą. Ta naktinė mokesčių reforma, daug kas gal nežino, bet valstybinės įmonės, joms buvo atimta galimybė daryti pirkimus, atbulinė data. Net jeigu užsakymai jau buvo atlikti, padaryti, tai buvo aišku. Ir toje įmonėje, kurioje aš dirbau, sandėliai buvo užversti iki lūpų prekiam, kurios buvo užsakytos valstybinėms įmonėms ir nieko nevažiavo. Tokia situacija buvo ne tik toje įmonėje, daugybė įmonių. 2010 metais buvo rekordinis bankrotų skaičius, daugybė įmonių bankrutavo. Ir ta įmonė, kurioje aš dirbau kaip nupjaunimus priedus prie atlyginimo, didžioji dalis buvo priedai. Tai kaip ir teko susimąstyti apie tai, kad emigruoti ir iš tikrųjų emigravo. Ir aš manau, kad ne vienas emigrantas, o dauguma emigrantų gali papasakoti kažkokią tokią istoriją. Tai dabar pabandykite įsivaizduoti mano reakciją, kai 2018 metais buvau Lietuvoje ir pamačiau, kad tas pats Kubilius niekur nedingo iš politikos, jisai toliau labai sėkmingą turi politikų karjerą, o Šimonytė, kuri kiek vėliau po tos naktinės mokesčių reformos atiminėjo pensijas iš pensininkų. Tai jinai kandidatuoti sugalvojo prezidentus. Ir aš tada rimtai susidomėjau politiką. Ir nuo to laiko buvau kaip ir visuomeniniais pagrindais padėjęs pas Mindaugą Puidoką. Ir tai domėjausi visais šitais dalykais, dirbau, aiškinausi, galvojau daug, nes iš tikrųjų aš esu inžinierius. O inžinieriai, jų darbas yra toksai, kad jie turi kažką suprojektuoti, pastatyti,
jeigu kažkas sugedo, pataisyti. Ir iš inžinierių tikimasi, kad jeigu inžinierius atliks darbą kažkokį, jeigu jisai pastatys tiltą, tas tiltas nesugrius. Jeigu pataisys kažkokį daiktą įrenginį, tikimasi, kad tai dirbs. Ir man buvo įdomu, kaip tai yra politikoje, kad daro, liktai stengiasi, dirba politikai, o rezultatai tokie kartais labai keisti iš tikrųjų. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų politikoje daug kas neveikia. Ne dėl to, kad tai sudėtinga pataisyti ar sudėtinga sutvarkyti, o dėl to, kad daug kas sunkiai dirba tam, kad tai nebūtų pataisyta ir kad tai nebūtų sutvarkyta. Ir pagrindinis dalykas, ko trūksta politikoje, iš tikrųjų, tai sąžinė. Politikų sąžinė. Nėra sąžinė, kas per kalbą. Tai va. Taip, va. Tai ką dabar darysit? Aš darysiu, tai kad jeigu mane išrinkis, aš sąžininkai darysiu tai, kas tai. Savo žmonės nėra politikoje sąžinės, o jūs einate į politiką. Gerai, pratęskit jūsų laikas. Prašau. Tai va, tai iš tikrųjų trūksta sąžinės, aš nesakiau, kad nėra sąžinės, yra sąžiningų politikų, pavyzdžiui, Mindaugas Puidokas, tikrai galiu pasakyti, sąžiningas politikas. Tai, nes šiaip iš tikrųjų aš jį gerai pažįstu asmeniškai, tai dėl to. Sako, su loterijom kažkas. Taip, paskui gal klausimai. Gerai, klausimą formuluoti. Dar šiek tiek apie jūs, gerai, Vygai, kad jau, nes supratau, kad žmonės nelabai jūs pažįsta, tai pasiaiškinti šiek tiek daugiau. Jau paminėjau, kad jūs dirbate Seimo nario visuomeninėje kandidatūroje, ne? Kaip sakant, be atlygio. Bet ką jūs dar rašot, kad kova su cenzūra ir melaginga propaganda, politinių Facebooko grupių administravimas. Čia toks jūs gyvenimas. Būtinai laukiu, kada leidžiu. Nu, ką dar darėt? Kai nieks atlyginimo nemoka, tai ką žinau, čia darbas, bet taip, dariau ir darau šiol. Šiaip esate toksai visų galų mestras, sakyčiau. Dirbot serviso inžinieriumi, tada tinklų operacijų centro inžinierius, dabar esate direktorius, bet aš tą rengiu pagal pateiktą jūsų biografiją. Iki dabar ir dar va štai, Seimo nario visuomeninis patarėjas, ir kovos su cenzūra, melaginga informacija, propaganda ekspertas, ir Facebooko grupė ekspertas. Tai toks, ką jūs nedarysit, pasakykit, kokiam komitete planuoja dirbti, kaip jūs įsivaizduojate tą savo darbą, į ką, kuo domėsitės, kas tos jūsų interesų, tos zonos bus, tos rytis, Seime konkrečiai. Seime konkrečiai reikės dar galvoti, žiūrėti, tartis su koalicijos partneriais, kai būsiu išrinktas, jeigu būsiu išrinktas. Daug yra iš tikrųjų tokių sferų, pavyzdžiui, žaliasis kursas, kuris čia dabar mus bando visus žalį konslagį nuvaryti, cenzūra, tarp kitko, cenzūra, masinės informacijos priemonių cenzūra draudžiama Lietuvoje, taip? Yra konstitucijos straipsnis, taip? Komentuokite. Rusiški kanalai uždrausti Lietuvoje. O Konstitucijai parašyta masinės informacijos priemonių cenzūra draudžiama, taškas. O Konstitucija kam reikalinga? Tai va. Tai kas liečia cenzūrą, tai taip, cenzūra yra Lietuvoje ir dabar, jeigu aš atsakysiu į klausimą, kieno knygimas, tai už tai jau ten Seimo nariai sugalvojo vos ne kriminalą padaryti. Nereikia, čia kriminalų, čia
Neselė klausim, čia... Galima klausti. Tai va, tai dabar neklausome laikas. Laikas aš užduodu klausimą, kieno Krymas? Krymas yra Krymo gyventojai. Krymo gyventojai. Krymo gyventojai. Iš tikrųjų, tai jeigu taip sąžininkai pasakyti, aš atostogavau Kryme gal 2006-2007 metais. Ir kaip tik buvom pas žmonės, kurie apsistoja, tai tie žmonės pasakojo, kaip jie jaučiasi, kaip jie gyvena, ką jie galvoja. Tai 2007 metai, dar tai va. Ir žmonės buvo labai nepatenkinti valdžia Ukrainos, džiaugiasi, kad turi autonomiją Krymas, bet tikrai išreiškė tokią nuomonę, kad jeigu būtų galimybė, tai tikrai Rusijos prisijungti Krymas. Tai aš tai žinau jau seniai šitą dalyką ir kai buvo referendumas Kryme, kai jisai buvo, aš niekiek nebijojau jo rezultatą. Kad žmonės iš tikrųjų. Tai gerai, bet jūs organizuokit kitą referendumą, aš garantuoju, kad rezultatas bus tas pats. O kuo tai teritorija? Pabandykit referendumą. Tai čia... Tai gerai, tai čia aš tai nieko nekomentuoju, tik klausiausi jūsų. Galima klausimus Jūsų kokios yra politinės pažiūros, ideologija, gal čia toks tikslesnis būtų aiškumas, kad apie ką mes šnekam. Ideologiškai, politiškai, kokios jūsų pažiūros, kaip jūs apibūdintumėte? Ideologiškai, politiškai, aš manau, ne vienas net Seimo narys sąžininkai negalėtų atsakyti į tą klausimą, nes dabar, pavyzdžiui, liberalios partijos daro poziciją su Tėvynės sąjunga krikščionių demokratais, kurie teoriškai turėtų būti krikščionys, bet realiai nelabai ir demokratai iš tikrųjų. Tai ta politika yra toksai labai... Bet šiaip, jeigu iš tikrųjų, tai mano pažiūros yra krikščioniškos, aš tikrai palaikau iš esmės krikščioniškos demokratijos principus, bet ne tokius kaip sąjunga krikščioniškų demokratų, o iš tikrųjų, kokie buvo iš pat pradžių, kai atsirado tas judėjimas, būtent krikščioniškos demokratijos. Ir iš esmės, maždaug taip, tai ką siūlo programoje, buvo neseniai suvažiavimas taikos koalicijos ir ten Viktoras Uspaskis pristatė programą ir praaiškai ten galite įsijungti video, pažiūrėti arba surasti mūsų programą ir ten praaiškai viskam aš labai nepritariu ir galiu papasakoti daugiau. Paskutinis klausimas, koks jūsų tikslas yra kandidatų šitose rinkimuose? Mano tikslas kaip kandidato būtent šitoje apygardoje, tai mano tikslas būtų toksai, kad padaryti, kad žmonės iš tikrųjų norėtų grįžti į Lietuvą. Pagrindinis tikslas, kad žmonės norėtų grįžti į Lietuvą ir kad Lietuvoje būtų gera gyventi. Tai štai apie visokių kitokių dalykų kalbėjot, bet dabar pasirodo pagrindinis tikslas, kad žmonės grįžtų Lietuvą. Čia toksai. Jau ten tas propaganda ir visi kiti reikalai. O tai nesusiję, ne? Reiškia, varoma karo propaganda Lietuvoje. Žmonės prigąsdinti, žmonės bėga iš Lietuvos. Ir televizoriaus neįmanoma įsijungti Lietuvoje, nes iš tiesai tai daroma, kad sukeliama baimė, gąsdinami žmonės. Tai nelabai girdėjau.
Tai gal klausimai geriau. Atsakykit, kad Tai va, tai... komentaras čia gal labai nepasakysiu. Kyla tokia abejonė. Nerimo žmonėms. Iš tikrųjų, tai, žinote, aš bendravau daug su migrantais, tie, kur dirba gamyklose, ne kažkur tenais ambasadose ar panašiai, o gamyklose paprastai žmonės ir iš tikrųjų jiems netgi tas pilietybės klausimas nėra aktualus iš tikrųjų, nelabai rūpi žmonėms. O kas aktualu jūsų žiniomis, ką jūs aiškinat? Tai aktualu, būtent aktualu grįžimo galimybės į Lietuvą, kaip tik taikos koalicijos programoje yra numatyta, kad skatins grįžimą į Lietuvą ir tokiamis, pavyzdžiui, priemonėmis, kad apmokės valstybė sugrįžimo kaštus emigrantams, kad galėtų susikrauti daiktus, persivežti, netgi kainuoja. Gerai, pakalbėsim dar apie tai, galėsim pašnekėti, daiktus pervežti taikos koaliciją, užfiksavo. Jūs dabar čia gyvenate, Jungtinėje karalystėje? Lietuvoje. Lietuvoje jūs gyvenate. Gerai, viskas aišku, ačiū. Su šituo etapu baigėm. Dabar jau jūsų klausimai, po vieną kiekvienam